Aš jau ne pirmą kartą klausausi karaliaus ir dar kartą supratau, kad jo reikia mokėti klausytis, reikia mokėti suprasti ir tada jau viskas pasidarys, ką jis sako, nepakartojama. Supratau, ar rekomenduotumėt kitiem ateiti šitą seminarą? Be jokios abejonės, tik tai reikia pasiruošti klausytis ir išmokti klausytis, nes kartais atrodo, juokai, ar ne, kažką taip kalba ir lyg tai atrodo, nieko nepasako, ne? Bet jeigu tu išmoksti klausytis, tai supranti tokią esmę, kad iš tikrųjų matai, kad iš tiesų galima. Tai seminarė aš antrą kartą. Ko mane žavi tas seminaras, kad po pirmo seminaro aš taip ir, neišėjau be grįžtamo ryšio. Aš bandžiau pritaikyti savo gyvenime. Ir tais patarimais, kuriuos išgirdau seminare, aš jau pasinaudojau. Tai dabar jau su intencija, ką išgirsiu įdomaus, kaip galiu patobulinti savo gyvenimą, būtent išgirdus pirmus žodžius iš pono karaliaus lūpų. Ačiū, Neringa. Ar rekomenduotumėt kitiems žmonėms ateiti tokį seminarą? Be jokios abejonės. Tas žmogus šiandien, kuris galvoja, kad gali gyventi, kad jo gyvenimas būtų laimingesnis, kad jis pats būtų laimingesnis, ta savikontrolė, saviugda ir kai kalba tokie žmonės, kurie iš tikrųjų geba įtikinti, geba daryti įtaigą, čia yra smagu ir aš galvoju, kad aš būtinai rekomenduosiu visiems, tą ir darau. Ačiū labai. Iki kitų kartų. Seminaras, ne pirmą kartą aš Algirdo karaliaus seminaruose. Iš tikrųjų, turbūt geriausias dalykas, pirmas toks didžiausias įspūdis yra tas pozityvų užtaisas. Iš tikrųjų, labai mažai šypsomės, o čia priverčia nusišypsoti ir dar priverčia pasitikėti savim. Tai, ką mes girdim, atrodo, kad tai yra taip paprasta, bet iš tikrųjų tame glūdi iš tikrųjų gili išmintis, ta prasme, kad visa tai yra pritaikoma praktiškai. Ir tai, ką mes girdim, įkvėpia daugiau tikės savim ir aš galvoju, kad kiekvienas, kuris išeina iš to seminaro, išsineša daugiau pasitikėjimo savim. Manyčiau, kad tai yra didžiausia nauda. Pasitikėjimas savim, nekaltinti kažką, neieškoti kartu, o tiesiog žiūrėti, ką aš pats galiu daryti su savo gyvenimu. Tai didžiausia dovana. Ačiū, Ingo. Ar rekomenduotumėt savo draugams apsilankyti tokiam seminare? Rekomenduočiau pirmiausia tam, kad savo gyvenime pamatytų daugiau galimybių ir tam, kad labiau savim pasitikėtų, tiesiog imtų gyvenimą į savo rankas. Kaip jums šiandien Algirdo karaliaus seminaras? Pradžiai tai parodo, kokia iš tikrųjų realybė ir norisi tikrai tobulėti, užtat ir ateinam į šitos seminarus. O buvo įdomu, buvo daug naujos informacijos, iš tikrųjų supurtė ir parodė, kaip tu gyveni šiandieną ir ko tu nori ir vėlgi atsirado tokios svajonės, atsirado galimybės ir pradedi matyti, kaip tai galima realizuoti. O rekomenduotum savo draugams, pažįstamiems ateiti? Būtinai. Įdomu, dėl to, kad gali tobulėti iš visų pusių ir tikrai įdomu pažiūrėti ir kitus žmonės ir tiesiog tai yra perspektyva. Kaip seminaras? Jo, kaip tada per seminarą. Kaip visuomet, tas seminaras buvo labai informatyvus. Labai daug žinių, kurias iš tikrųjų reikėtų tiesiog pradėti taikyti. Nuo rytojaus, nuo šiandien, nuo dabar. Informacija labai naudinga. Tikrai ir kaip visą laiką motyvacijos gavom didžiulį, nežinau, kalną. Iš tikrųjų labai patiko mintis apie pajamų šaltinių formavimą, nors aš esu pastoviai tą girdėjus, bet tiesiog dabar atrodo, kad paėmė ir pasakė, ką toliau reikia daryti, ką reikia padaryti, nes visuomet atrodo informacija, žinai, ką reikia daryti, bet to nedarai, nes trūksta kažkokio impulso. Tai šiandieninis seminaras buvo kaip tik tas impulsas, kurio man ir trūko. Tikrai esu labai dėkinga. Kad Algirdo seminare gavai ne tik žinių, bet ir energijos veiklai, ne? Taip, žinoma. Ir postumį veikti, ir entuziazmo, ir tiesiog žinau, ką turiu daryti rytoj, poryt ir ateinančias 28 dienas, 10 metų ir visą savo gyvenimą. Tikrai labai dėkinga. O ar rekomenduotum savo draugams ar pažįstamams ateiti, ar geriau tegul neina? Tikrai rekomenduoju savo draugams, savo pažįstamams ir savo žmogus. Malonu tokio klausytis iš tikrųjų, kad nereikia vien tik tais sėdėti ir galvoti, gali ir pasijuokti.
Tai labiausiai to patiko Algirdo seminare, tai jumoras, pokštai. Pokštai apie rimtas temas. O informacijos naudingos ir energijos. Taip, būtinai. O viską, daugiausia, ką prisimenu, tai dėl kitų kaltinimo. Man tas labiausiai patiko. Nekaltink kitų, o pirmiausiai save pasižiūrėk. Supratau. O ir savo pažįstamėm rekomenduotum matyti tokį seminarą? Esu rekomendavęs, bet mano pažįstami labai gaila yra iš tos pilkosios masės. Džiaugiamės, Sauliau, ir tave tikimės matyti ir ateities seminaruose. Ačiū tau. Iki. Sužinojom to, ko nežinojom. Kas labiausiai patiko seminare? Kas labiausiai patiko seminare? Kad aš pagaliau žinau, kaip tapti turtingu. Kaip išsiugdyti tos įgūdžius, kurie man padės tapti turtingu. Atsikratyti visų baimių, visų kompleksų. Tiesiog eiti per gyvenimą su šypsena. Supratau. O tu galėtum rekomenduoti savo draugams? Būtinai. Ar tai gal labai sudėtinga? Tai yra ir viskas. Supratau. Ačiū tau, Pavelas. Nėra už ką. Labas, Lukai. Nu ir kaip tavo įspūdžiai po šiandieninio Algirdo Karaliaus seminaro? Geri. Sužinojau, kaip reikia savo finansus valdyti. Ir ar tik sužinojai, gavai tik žinių, ar dar kažko gavai? Gavau tam tikrų patarimų. Patarimų, kuriuos žadu panaudoti savo finansuose. Savo asmeninėse finansuose. Prižadai, dabar žinau, prižadėjai prieš visą Lietuvą. Prižadai. O ar rekomenduotum tokį seminarą savo draugams? Taip, jeigu net aš su ramentais sugebėjau ateiti, tai galėtų belekas. Turėtų būti gėda tiem žmonėm, kurie nesugeba rasti laiko, kai žmogus net su ramentais sugeba ateiti į seminarą. Ačiū tau, Lukai. Visa.